Atsiverskime 1 Samuelio 17 skyrių ir skaitysime nuo 32 iki 50 eilutės. Dovydas tarė Sauliui: te ne vieno žmogaus širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausi su šituo Filistinu. Saulius atsakė Dovydui: tu negali kauti su šituo Filistinu, nes esi jaunas, o jis yra karys nuo pat jaunystės. Dovydas atsakė Sauliui: tavo tarnas ganė savo tėvo avis. Jie ateidavo liūtas ar lokys ir pagriebdavo ėriuką iš bandos. Aš pasileisdavau jam iš paskos, mušdavau jį ir išplėšdavau grobį iš nasrų. Jei jis puldavo mane, nutverdavau jį už barzdos ir užmušdavau. Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, ir šitam neapipjaustytam Filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojas iš gyvojo Dievo kariuomenės. Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito Filistino rankų. Saulius tarė Dovydui: eik, ir viešpats tebūna su tavimi. Saulius apginklavo Dovydą savo ginklais, uždėjo varinį šalmą jam ant galvos ir apvilko šarvų marškiniais. Dovydas prisijosi ir jo kardą prie savo aprangos ir bandė eiti, nes nebuvo įpratęs. Dovydas tarė Sauliui: aš negaliu paeiti, nes esu neįpratęs. Ir Dovydas nusirengė visą tai. Jis pasiėmė lazdą, pasirinko iš upelio 5 glotnius akmenis, juos įsidėjo į piemens maišelį, kurį turėjo su savimi, ir laikydamas mėtyklę rankoje artėjo prie Filistino. Ir Filistinas išėjo ir artinosi prie Dovydo, o priešais jį ėjo ginklanešys su skydu. Kai Filistinas apsidairė ir pamatė Dovydą, paniekino jį, nes šis buvo raudonskruostis, gražaus veido jaunuolis. Filistinas sakė Dovydui: ar aš šuo, kad tu eini prieš mane su lazda? Ir Filistinas keikė Dovydą savo dievais. Filistinas sakė Dovydui: ateik, aš atiduosiu tavo kūną padangių paukščiams ir lauko žvėrims. Dovydas atsakė Filistinui: tu eini prieš mane su kardu, ietimi ir skydu, o aš einu kareivijų viešpatės Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojosi Dievo vardu. Šiandien viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų Filistinų karių lavonus padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Ir kad visi čia susirinkę žinotų, jog ne kardu ir ietimi viešpats gelbsti. Kova yra viešpats ir jis atiduos jūs į mūsų rankas. Filistinui artėjant prie Dovydo, šis skubiai išbėgo jam priešais. Įkišęs ranką į maišelį, jis išėmė akmenį ir mėtė iš mėtyklės ir pataikė Filistinui kaktą taip, kad akmuo įsmigo jam į kaktą ir jis griuvo kniūbsčias ant žemės. Taip Dovydas nugalėjo Filistiną mėtyklę ir akmeniu, partrenkė ir nužudė jį. Amen. Tai buvo Dievo žodis. Dangiškasis Tėve, mes prašome tavęs, kad tu mokytum mūsų savo žodžio. Padėk mums prisiminti, mokyti senųjų istorijų, kurios užrašytos Senajame testamente, ir pasimokyti iš jų. Tai bus ne tik tai padrąsinimas, bet išmokyk mus viešpatie atpažinti Kristų senose istorijose. Padėk mums viešpatie pažinti Kristų, jo atpirkimą, jo šlovę. Ir tai keičia, te žvilgsnis į Jėzų, te keičia mūsų gyvenimus. Te veda mus į atgailą, į nuolankumą, į drąsą, į žygdarbius, kuriems esi pašaukęs kiekvieną iš mūsų ir mūsų kaip bendruomenė. To prašom Kristaus vardu. Amen. Prisėskim, broliai, seserys visi. Taigi mes tęsiame seriją Skrydis per Bibliją ir ją pradėjome nuo Adomo.
ir pasižiūrėjome, kaip Dievas sukūrė Domą, koks jisai buvo kūrinys Dievo, koks Dievo sumanimas buvo Domui ir kaip Adomas prarado viską. Paskui gavo pažadą iš Viešpaties, kad vieną dieną per moterį įvyks atstatymas to, kas buvo prarasta, to, kas buvo sunaikinta. Tada mes skaitėme Abromo istoriją. Abromas buvo pašauktas ir Dievas pašaukė pagonį, pašaukė svetimus dievus garbinantį žmogų, ateik, sek paskui mane, eik, aš palaiminsiu tave ir per tave palaiminsiu visus žmonės. Tada mes skaitėme apie Mozę, slenka šimtmečiai. Mozė išvedė vergaujančią Dievo tautą iš Egipto ir mes šiandien žengėme vėl kelių šimtų metų žingsnį ir kalbame apie Dovydą, apie žmogų, kurį irgi vėl Viešpats išsirinko. Yra labai sudėtinga per vieną pamokslą pakalbėti apie Dovydą. Didžiulis iššūkis, nes Dovydas yra antikos literatūroje plačiausiai aprašytas žmogus. Nėra kitos asmenybės, nei sukurtos, nei realios asmenybės, ko mes įsitikinę, kad Dovydas ne kažkoks tai lyrinis personažas, sugalvotas herojus, bet tikra istorinė asmenybė. Antikos literatūra nėra aprašiusi žmogaus taip, kaip aprašytas yra Dovydas. Dovydas yra senosios literatūros žvaigždė, Senojo testamento žvaigždė. Tai bene populiariausia Senojo testamento žmogus, įspūdinga ir labai įvairi asmenybė. Aš užpildysiu tą tarpą tarp Mozės ir Dovydo greituoju būdu. Taigi Mozė išvedė Dievo tautą iš Egipto, Mozė davė įstatymą, Mozė davė nurodymus, kaip reikia pastatyti susitikimo palapinę, kaip turi būti aukojamos aukos, bet jisai nesugeba įvesti Dievo tautos į pažado žemę. Jie taip ir lieka. Mozės karta miršta dykumoj. Užauga naujas lyderis Jozuė, jis įveda Dievo tautą į pažado žemę ir tai tam tikras prasme šlovingas laikotarpis, nors ne iki galo. Jie įeina. Gentys įeina į pažado žemę, išsidalina žemę, burtų keliu, paveldi, bet misija vykdo ne iki galo. Jie neužima visos žemės, lieka gabalai atskirti, teritorijos neužimtos, pagonių tautos, kuriam Dievas davė įsakymą, kurias Dievas davė įsakymą išvaryti, jos lieka gyventi tarp jų. Ir visas laikotarpis nuo Jozuės iki šitų dienų, kurias skaitėme iš Senojo testamento, buvo tokie amerikietiški kalneliai. Tuo laikotarpiu, kai Dievo tautai vadovavo arba ją teisė dievotas, Dievą sekantis žmogus, Dievo tauta pakildavo. Kai tik tai tas lyderis mirdavo, Dievo tauta leisdavosi žemyn, tiesiog smigdavo į dugną, viskas eidavo žemyn. Ir tokiu būdu jinai zigzazavo. Apie tai gražiai aprašyta, nors labai tragiškai aprašyta Teisėjų knygoje. Mes kažkada esame į ją žvelgę. Teisėjų knyga, jinai prasideda tais tokiais pakilėtais momentais, kai kyla tie teisėjai ir paskui tamsėja, kol galiausiai eina viskas labai, labai blogai. Žymiausi teisėjai Debora ir Barakas tuo pat metu vadovavę, Gideonas, Jeftė, Samsonas. Ir paskutinis teisėjas yra pranašas Samuelis, kurio knygą mes ir skaitome, kurio vardu pavadinta knygą mes ir skaitėme. Taigi, tauta pradėjo reikalauti. Samuelio laikais, keliasdešimt metų prieš šitos įvykius, tauta pradėjo reikalauti iš teisėjo Samuelio, kad jisai duotų karalių, kad Dievas duotų karalių, patep karalių. Ir Samueliui tai nepatiko, dvejopai nepatiko, dėl to, kad jisai, pirmas dalykas, jis buvo teisėjas, tai jis buvo tautos lyderis, išsirink karalių, jis nebetampa tautos lyderiu, jis tampa antru, trečiu, ketvirtu asmeniu tauto, arba netgi valstybės priešu. Taigi Samueliui šiaip nepatiko ta idėja, kad išsirinktų karalių, bet taip pat dėl to, kad jis buvo Dievo žmogus ir žinojo, kad Dievas turi kitus sumanimus. Bet tautas spaudė Samuelį ir Dievas sako, išrink. Ir tada Viešpats paskyrė Saulių iš Benjamino giminės, jauną vyruką, aukštą, gerai nuaugusį, kaip Haalandą panašiai, tokio galūgio ar didesnį. Ir sako,
jis vadovaus, jį išrenka būti karaliumi ir jis iš principo pradėjo savo vadovavimą labai neblogai. Jisai suvienė gentis, jisai atlieka pirmus tokius umius, spontaniškus karinius veiksmus, išvaduoja savo tautos dalį, tauta pripažįsta jį kaip lyderį ir jisai pradeda įsigalėti. Bet netrukus labai greitai pradeda ryškėti jo charakterio ydos ir blogos savybės. Jis tironiškas, susitelkęs į savo valdžios išsaugojimą, jam labai svarbus įvaizdis, tuščiagarbis žmogus. Jis peržengė visas ribas, jis pradėjo netgi aukoti aukas Dievui, nors buvo tik tai paskirtas būti valdytojų, politikų, jis nebuvo nei kunigas, nei paskirtas pranašas, jis peržengė savo ribas. Ir kuo toliau, tuo blogiau. Jo gyvenimas baigėsi visai tamsiai, jisai savo gyvenimą pabaigė eidamas pas burtininkus, šamanus, pas žmonės, kurie yra tamsos, bet ne Viešpaties tarnai. Ir tuo pat metu, kai jis karaliavo, dar tuo metu Dievas sako, aš nusivyliau, viskas. Saulius atmestas ir tada reikia išrinkti naują karalių. Ir Samuelis, kuris paskyrė Saulių, gauna užduotį gyvam karaliui esant paskirti kitą, patepti kitą karalių. Ir Saulis, Samuelis, pranašas, eina išvykdyti tą misiją. Ir čia vadinkim valstybės perversmas vyksta ir panašiai. Samuelis bijo dėl savo galvos, nes tai iš principo mirties bausmė sužinojęs tokį dalyką. Ir tada nukeliauja 16 skyrius prieš tai, kurį mes skaitėme. Samuelis nukeliauja Dievo nurodymų pas Jesę, žmogų, kuris buvo senyvas žmogus tuo metu, turėjo 8 sūnus. Ir Dievas pasakė, vienas iš jo sūnų bus karalius. Aš išsirinkau žmogų. Ir labai toks įdomus epizodas. Samuelis ateina, pasako tėvui, Jesei, sako, išstatyk savo sūnus. Ir jis išrikiuoja juos, kaip himną giedant futbolo rinktiniai. Bet ten susirinko 7 gal prieš 7 tuomet žaisdavo. Ir Samuelis žiūri į žmonės ir galvo, vyriausias sūnus kiečiausiai atrodo. Aukštas, tvirtas, pasitikintis, labai profiliu gražiai atrodo. Barzda nukirpta gražiai, tinkamas būti lyderiu. Bet viešpats, žiūrėkit, Samuelė, 1 Samuelė 16:7, viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo išvaizdą, nei į jo ūgį, nes aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus žiūri į išorę, bet viešpats žiūri į širdį. Labai gera mintis, labai gera mintis. Aš labai trumpai sustosiu, nes mes turim daug ką pasakyti, bet čia verta sustoti. Samuelis, Jesė, taigi vaikų tėvas, pranašas Dievo, žiūrėjo į išorę, kaip mes žmonės darom. Mums didžiausią įspūdį daro išvaizda, įvaizdis. Ir jie mums kelia širpuliukus. Jie mus apgauna. Kiek kartų mes esame apsigavę, kai mes žiūrim į išorę, o ne į žmogaus charakterį. Kai mes žiūrim į įvaizdį, į retoriką, į kalbą, į taip, kaip atrodo žmogus, bet nežiūrim į jo charakterį, kas jis toks iš esmės yra. Šventas raštas mus nuolat ir nuolat grąžina, mus moko išminties, čia didelė išmintis. Vertinant, žiūrint dalykus, nežiūrėk išvaizdos. Išvaizda yra apgaulinga, išvaizda apgauna, išvaizda padaro mums meškos paslaugą ir mes nuolat ir nuolat lipam ant grėblio, rinkdami politikus, rinkdamėsi mylimuosius, priimdami sprendimus, vertindami žmonės, mes statom ne ant tų, mes dažnai statom ant išvaizdos, ant ūgio, ant įvaizdžio, bet ne ant charakterio. Evangelija, Dievas mus kviečia būti charakterio žmonėmis. Išvaizdą lengva pakeisti. Charakterį sunku subrandinti. Evangelija mus kviečia eiti siauru keliu. Taigi, paaiškėja, jis pasižiūri, pranašas Samuelis pasižiūri visus 7 sūnus ir nei vieno viešpas neišsirinko. Tada jis kreipėsi į Jesę, sako, tai čia visi tavo vaikai. Ai, ne, dar yra vienas. Jis pasavis gano vis. Jaunas, jauniausias sūnus. Jo vardas Dovydas. Samuelis sako, mes nevalgysim, šventė neįvyks, kol tas sūnus nebus čia.
Ir atbėga tas jaunylis, jis pakviečiamas, atbėga ir viešpats sako, šitą aš išsirinkau. Visą laiką. Šventas raštas 1000 kartų kartoja tą pačią mintį, kad Dievas išsirenka atstumtuosius, Dievas išsirenka nulį, nieką. Jis niekad neišsirinks didžiausią, niekad neišsirinks galingiausią, niekad neišsirinks gražiausią, jis išsirenka nulį. Nevykėlius, atstumtuosius, tų, kurių net nepastebi, tuos, kurių net nepakviečia, jis išsirenka seniausius, jis išsirenka bergždžius, išsirenka tuos, kurie negali pagimdyti, jis išsirenka tuos, kurie pagal šio pasaulio standartus yra atsilupę, kurie yra nereikalingi, kurie yra atmestini. Dievas ir jo pasirinkimas visą laiką yra toks, jo braižas toks. Ir čia mes tada turime tą karalių Dovydą, kurį tokiu būdu Dievas patepė, dar esant jauną vaiką, patepė karaliumi, kai jis negalėjo būti karaliumi, kai jis buvo vaikas, kai dar buvo kitas karalius, irgi pateptas karalius, blogai besielgiantis, arogantiškas karalius, bet štai Dievas išsirinko šitą žmogų. Ir Dovydas apibendrinant, galima būtų pasakyti, jis buvo drąsus karys, jis sumanus vadovas, jis buvo strategas, jis buvo inovatyvus politikas, diplomatas, jis kūrė ryšius, jis buvo labai patraukli asmenybė, jis buvo draugas, ir čia galima būtų ištisą pamokslą pasakyti apie draugystę, mes dar gal trumpai užsiminsim. Jis buvo charizmatiška asmenybė, jis buvo puikus muzikantas, gerai grojo, jis buvo įtaigus poetas, psalmių autorius, žymiausias ir geriausias visų laikų Izraelio karalius. Tai žmogus, kuris pakilo iš nieko, pasiekė viršūnės, darė klaidas, darė baises nuodėmes, bet sugebėjo nuoširdžiai atgailauti ir būti atstatytas. Dievas išsirinko Dovydą, kad per jį atliktų daug nuostabių darbų savo kartoj, kad po jo gimtų ir valdytų karalius, kuris pastatys Dievų šventyklą. Galiausiai, kad po jo 1000 metų praėjus, per jo kraujo liniją gimtų atpirkėjas Kristus. Karalių karalius ir viešpačių viešpats. Ne veltui, tiek Senas testamentas, tiek Naujas testamentas, tik vieną vienintelį žmogų tai pavadina, tai žmogus pagal Dievo širdį. 1 Samuelio 13:14 ir Apaštalų darbų 13:22 tai mums sako. Taigi, tai žmogus pagal Dievo širdį. Nereiškia, kad jisai buvo tobulas, bet jisai mylėjo Kristų, mylėjo Dievą, jisai siekė jo visą širdim. Net padaręs nuodėmę, jisai rado būdą, kaip grįžti ir būti. Aš turiu šiandien paruošęs 3 dalis apie šlovę, nuodėmę ir pažadą duotą. Bus tokie 3 epizodai. 3 epizodai iš Dovydo gyvenimo. Taigi, pirmasis Galijotas. Mes skaitėme tą istoriją. Galijotas buvo moderniausia ir geriausia tų laikų karo mašina. Manoma, iš aprašymų, kad jo ūgis buvo 2,40 m su viršum. Arvydas Sabonis, mūsų, vadinkim, matavimo vienetas Lietuvoje, 20 amžiaus antros pusės, jis būtų mažasis brolis Galijoto, nes jis buvo didesnis už jį. Ir jis atstovavo Filistinus. Filistinai tuo metu buvo tie, kurie skriaudė Izraelį. Nuolat. Ir 2 kariuomenės išsirikiavo ant kalvelių. Išsirikiavo, apačioje buvo slėnis. Išsirikiavo Filistinai ir žydų tauta, jų kariuomenė. Ir prasidėjo psichologinis karas. Rytą ir vakarą Galijotas išeidavo, tas 2,40. Profesionalus karys, apsirengęs. Jūs galite paskaityti 17 skyrius pradžioj ir paskaičiuoti, kiek svėrė ten jo ieties antgalis, kiek ten šarvai ir kiti dalykai. Jis išeidavo kiekvieną rytą ir vakarą ir vesdavo propagandos pamokėlės. Pašnekėdavo kažką apie Izraelį, tokį demotyvacinę kalbą. O, jūs žydai, jūs Izraelis, jūs bobausiai ir taip toliau panašiai, niekindavo Dievą jų ir taip toliau, žemindavo juos, varydavo psichologinį terorą žmonėms. Ir tai buvo nepaprastai paveiku, nes visą Izraelį persmelkė baimė, siaubinga baimė. Jis metė iššūkį. Filistinai metė iššūkį. Žiūrėk, mano
Galijotas sako, mūsų kariuomenė stovi man už nugaros, aš stoviu vienas. Tai gal jūsų vienas ateina, kas laimės, tas laimės. Aš pralaimiu, mūsų kariuomenė pasiduoda, jūs laimėjo. Jis pralaimi, jūsų kariuomenė laimėjo, mes pasiduodam. Kas nori? Kas meta man iššūkį? 2,40. Ūgis, profesionalus kareivis, aprengtas karo mašina, žudimo mašina. Ir vien jau pagalvojus, tiem žmonėm, kurie matė, girdėjo jo kalbą, matė jo stotą, matė jo ūgį, matė jo karinius įgūdžius, žinojo jo istoriją, jos perverė siaubas, jie visi bijojo. Saulius karalius, jį persmelkė baimė, jo aplinka persmelkė baimė, visa kariuomenė drebėjo, jie buvo sukaustyti baimės, ta propaganda veikia. Ta propaganda darė didžiulį poveikį. Aš bandau ir prisiminkit savo gyvenimo istoriją, kai jūsų gyvenime ateidavo baimė, atrodo tokia, jin taip paralyžiuoja, viską paralyžiuoja, kad tu nieko negali daryti, tu negali jos veikti. Pasakymai, būk drąsus, jie neveikia, kai tu išsigąsti, kai baimė tave sukausto, tu neturi jėgų jai pasipriešinti. Pasakymai, būk drąsus, jie neveikia, mes negalim būti drąsus. Mes tiesiog būnam praskydę, mes pasiduodam. Ir tuomet įvyko toks dalykas, kad Dovydo tėvas pasiuntė Dovydą aplankyti savo brolius, nes broliai tuomet atliko karinę tarnybą ir sako, nunešti ten jie maisto, kebabų, dešrelių, kabanosių ir kitų dalykų. Ir Dovydas nukeliauja ir jisai žiūri, kas čia visiems yra, visų veidai tokie perkreipti. Ir išgirsta, kai kažkurį ten rytą ar vakarą išeina Galijotas ir sako savo kalbą. Ten atsigavinimo valandėlę gal vadindavosi tuo metu. Ir Dovydą paima pyktis. Dovydą paima pyktis. Jo neveikia tie žodžiai. Jisai pasiunta ir sako, kas šitas, kuris kalba. Jam nedarė poveikio Galijoto dydis. Jo karinė praeitis, jo amžius, patirtis, jo ginklai. Nes jis buvo susidūręs praeitį su natūraliais priešais, su Lokiu, su Liūtu ir su jais yra susikovęs. Dovydas drąsus, dar plius jis išgirdo, kažkas kalbėjo, koks atlygis bus tam, jeigu jis išeis į priekį ir susikaus. Kad jisai gaus didelius turtus, karaliaus dukrą, o karalius dosnus. Ir jo to nugalėtojo tėvų namai bus atleisti nuo mokesčių. Dovydas gal 2 kartus pakalbėjo, ką ten gaus, paminėkit, karalius dukrą, Jis jį labai tai motivavo taip pat. Taigi Dovydas buvo drąsus. Jis buvo įžūliai drąsus. Jo broliai pamatė, kad jis klausė ir rašosi ant lapelio, ką ten gaus. Kai tu štiš namo, davai, varyk pas savo tas 2 avis ir ganykės. Ko čia žiūriu, koksai. Dovydas sulaukė priekaištų, paniekos. Galiausiai tas gandas apie tai, kad atsirado vienas drąsus, pasiekė karalių, audiencija pas karalių, mes skaitėme, karalius duoda jam rūbus, dar pokalbis, ar tikrai tu čia gali kariauti, tu vaikas dar esi, tu neturi karinės patirties. Dovydas pristato savo gyvenimo prašymą, kad jis jau yra nukovęs visokių žvėrelių ir turi ten kolekciją namuose pas tėvą šitam priepirtį pasidėjęs. Ir, sako, gerai, aprengsim tave. Ir jį aprengė ir jisai nemoka judėti. Ir čia mums juokinga atrodo, bet iš tikrųjų mes esam Šaulių sąjungoje ir kai apsirengi kažkokius rūbus, įprastus rūbus, tau atrodo patogu, bet tik tai prisidėk kažkokį papildomą dalyką ir žiūri, kad tu nebemoki judėti, tau reikia vėl iš naujo pradintis prie judėjimo ir kaip paprastus veiksmus reikia atlikti. Taigi čia labai natūralus dalykas, kad Dovydas, kuris nekariavo kariuomenį, kuris neturėjo ginklų, jisai nepatogiai jautėsi apsidėjęs kariškus apdarus. Ir, aš žiūriu, čia mano laikas, kaip greitai bėga, aš dengsiu laikrodį, kad jis lėčiau eitų. Ir Dovydas pasiėmė akmenėlius. Žiūrėkim, ateityje Dovydas naudos ginklus. Ateityje naudos skydą, lanką,
šarvus ir kitus dalykus, nereiškia, kad krikščionys, nereiškia, kad Dievo žmonės yra visai, kad tik tai akmenys naudoja iš upelio pasiėmė, kaip kad Dovydas panaudoja. Jis paėmė tai, ką geriausiai buvo įvaldęs. Jisai išeina tą reprezentacinę atstovaujanti, įsidėmėkit, reprezentacinė atstovaujanti kova. Nes Dovydas išėjo ne tik tai kautis asmeniškai dėl atlygio, ne tik tai buvo jo asmeninė kova, tai buvo, jis reprezentavo visą tautą. Jis ėjo už visą tautą. Ant kortos buvo pastatyta jo tauta ir Dievas, kuriam tarnauja. Ir Dovydas išeina ir vyksta mūšis. Piemuo prieš karį, upės akmenys prieš geriausią to meto karo mašiną, vaikas prieš vyrą, metyklė prieš šarvus ir geriausią ginkluotę. Ir Dovydas laimėjo. Dovydas laimėjo. Netikė. Bau! Jisai laimi. Jis net neturėjo kardo, kuriuo nukirstų galvą nugalėtam prieš. Tuo metu tokia mada būdavo, kad priešą nukovė ir dar galvą nukirtai. Dabar mes sakytume barbarišką, jiems to nieks nebuvo paaiškinęs. Jis panaudoja to paties Galijoto kardą, kad tai padarytų. Ir nuo tos akimirkos Dovydas tampa legenda, tampa netgi metafora, sakykime. Mes iki šių dienų naudojam pasakymą, kaip Dovydas prieš Galijotą. Mes tai pasakom, kad atsistoja du nelygus priešai. Galingas, mašina kažkokia stovi didžiulė, prieš paprastą ir silpną pažeidžiamą žmogų. Šiandien mes kalbam apie tai, kai kalbam apie Rusiją, kuri užpuolė Ukrainą. Dovydas su karinė technika, su didžiulė kariuomenė, su brandoliniu ginklu išeina prieš nuginkluotą kariuomenę, šalį ir ją užpuola paryčiais. Be abejo, Dovydas ir Galijotas, metafora tinka. Dovydas per naktį tampa roko žvaigždė. Jis tampa, visi apie jį kalba. Kas tas vyras? Kai Saulius per langą žiūrėjo ir kaip ten baigsis ta kova, ir mato, Dovydas laimėjo, jisai klausė savo kariuomenės vado, kas šitas, tas berniukas. Jis sakė, bet aš pamiršau, kieno vaikas jis yra, kokia pavardė. Nes jie nesidėmėjo ir visi tą patį klausimą uždavinėjo. Moteris pradėjo dainuoti dainas. Saulius nukovė 1000, Saulius, karalius, o Dovydas 10 000. Ar tai patiktų karaliui? Karalius išgirdo tas dainas, jie dainuodavo, kol karalius nežengdavo į kambarį, karalius žengdavo ir jis nutyla. Karaliui nepatiko. Jis pasamdė Dovydą, kad jisai būtų kariuomeniai, bet jis pradėjo stebėti Dovydą ir pradėjo jausti tam tikrą priešiškumą, tam tikrą konkurenciją, tam tikrą nesaugumą. Nuo tos dienos Saulius ėmė stebėti Dovydą 18:9. Taigi, per vieną dieną Dovydas iš nieko tampa įžymybė, iš nieko tampa herojumi. Jo pergalės hiperbolizuojamos, 10 000 vadinamos. Nors jis tuo metu nukovęs buvo tik tai vieną karį. Ir Dovydas tampa sėkmingų kariu. Jisai įsijungęs į kariuomenę, pradėdamas tarnauti karaliui Sauliui, sėkmingai kariauja, jisai yra lyderis, jo žmonės pasitikė, paskui jį seka. Toksai vienas trumpas epizodas. Saulius buvo įdomus karalius, pažadėjo dukrą tam, kuris nugalės, bet jau kai nugalėjo, sako, tas Dovydas labai jau tvirtas. Gerai, jeigu kas nori vesti mano dukrą Mikalę, tegul jisai atneša man 100 žuvusių filistinų apipjaustimo odelių. Tai reiškia, nužudyti turi 100 filistinų vyrų. Taip jis norėjo, kad Dovydą nukautų jo priešininkai. Buvo skirtas laikas, Dovydas greičiau negu buvo skirtas laikas, nugauna 200, ne 100 tų vyrų pristato karaliui. Karalius turi duoti savo dukrą. Taigi jisai labai sėkmingas. Pradžioj, neužilgo karalius Saulius pradeda persekioti Dovydą. Dovydas suburė tokią savo nuosavą kariuomenę, jie keliauja paraštėm, jie keliauja į svetimus kraštus, jie kariauja su visais, su kuo įmanoma, saugodami savo tautos žmonės. Paskui jis tampa karaliumi, jis taip pat daug kariauja, jisai labai sėkmingas valdovas, strategas, karys. Jis ne tik mokėjo kautis su liūtu ir
ir su meška, jisai mokėjo kautis ne tik su Galijotu, bet jis mokėjo vadovauti kariuomenėms ir atkariauti pažado žemę Izraeliui. 18 skyriuje prašyta, to paties 1 Samuelio knygoje, 18 skyriuje prašyta labai graži istorija, kad Dovido ir Jonatano draugystės istorija. Tai verta būtų apdainavimo, tai verta būtų atskiro pamokslo apie tai, kas yra draugystė. Ir čia, aš manau, labai gražiai prašyta ta vyriška draugystė, tikra draugystė, kuri yra kaip didžiulė dorybė ir dovana, kurią Dievas davė žmogui. Negerai žmogui būti vienam. Adomui nebuvo gerai būti rojuje, negerai buvo Dievo sukurtame sode. Negerai žmogui būti vienam. Žmogui reikia mylimojo ar mylimosios, žmogui reikia draugo, žmogui reikia kito. Ir tai istorija apie tikrą draugystę, apie draugystę, kai žmonės draugauja ne dėl išskaičiavimo, tu man reikalingas, aš tavim naudojusi, tu mano kopėtėlės, tu mano kėdė, tu mano palipukas. Man reikalingas, tol aš draugauju su tavim ir labai sudraugiškas ir saldus, kol tu man reikalingas. Tai netikra draugystė. Netikra draugystė tuomet, kai mes renkamės nebe draugą, bet naudą iš jo. Ir jeigu mums reikės pasirinkti naudą ar draugą, mes pasirinksim naudą, tai nėra draugystė. Draugystė yra Jonatano ir Dovido draugystė, kai draugystė yra daugiau negu nauda, negu ateities išskaičiavimai. Jonatanas buvo Sauliaus karaliaus, blogo karaliaus, Sauliaus sūnus. Ir įtampa tokia buvo didelė tarp Dovido ir Sauliaus, tarp Dovido ir Sauliaus namų, kad Saulius jisai norėjo nužudyti Dovidą. Viskas, jisai padaro sprendimą, reikia nužudyti jį. Bet jo sūnus Jonatanas saugo savo draugo gyvybę. Suprasdamas ir žinodamas, kad šita draugystė, šita meilė šitam žmogui, jam kainuos jo sostą, jis nebus niekada karalius. Jonatanas paaukojo savo sostą dėl draugystės, dėl draugo. Įspūdingas aprašymas, įspūdingas apsvarstymas. Tikra draugystė yra pasiaukojimas. Tikra draugystė yra kito vertinimas labiau negu savęs. Jo statymas aukščiau nei savo naudos. Ištikimybė. Jie padaro sandorą. Čia galim padaryti prieš pastatymą naudos santykiai arba sandoros santykiai, kai mes esame aukštesnėme lygiai, tai mes prisiekėm vienas kitam Dievo akivaizdoj. Dovidas ir Jonatanas sudarė sandorą, jie mylėjo vienas kitą. Ir jų gyvenimas buvo, ta draugystė buvo tragiška draugystė, bet tai buvo tikra, įspūdinga. Galiausiai jisai tampa Dovidas tampa viso Izraelio karalius, jisai suvienyje visas 12 genčių, tai buvo nelengvas darbas, gentis nepriklausomos, gentis ambicingos, jos turėjo ilgas istorijas, pretenzijas. Prisiminkim tai, kad kažkur nemažai Izraelio dalis palaikė Saulių, jo Benjamino giminė palaikė Saulių, jie jautėsi išduoti. Dovidas buvo puikus diplomatas, jisai galiausiai užkariauja Jeruzalę, sostinę, dabartinę Izraelio sostinę, amžiną Izraelio sostinę. Iki to laiko dar nebuvo užkariauta. Izraelis kelis šimtus metų gyveno Kanano žemėje, bet tas miestas, citadelė, tvirtovė, buvo neužkariauta. Dovidas ir jo vyrai paima tą sostinę. Ten persikelia pats Dovidas gyventi, ten atgabena sandoros skrynę. Jeruzalė, tampa politiniu, ekonominiu, religiniu žydų tautos, Izraelio tautos centru. Dovidas simbolizuoja aukso amžių, Izraelio karalystę ir jos aukso amžių. Visi priešai įveikti. Visi, kurie buvo priešiški, tautos didesnės, mažesnės, jos buvo įveiktos, jos buvo nustumtos į savo ribas. Pradėta priekybos ryšiai su daugeliu iš jų. Ir ekonomika, priekyba klesti. Izraelyje įsivyroja normali valstybė, jie pradeda gyvuoti ir pradeda kurti savo legendą, sakykime taip. Baigiant šitą dalį, kalba apie šlovę, man dar reikia spėti ir kitas dalis pasakyti, bet baigiant šitą dalį,
reikėtų pasakyti tokį daiktą, kad kai dar Dovydui esant jaunuoliui, kai Samuelis pranašas išlieja aliejų ant jo ir patepa jį būti karaliumi, į jo gyvenimą, į Dovydo gyvenimą ateina kančia. Jeigu mes kalbam apie Dovydą, mes privalom paminėti ir jo kančios gyvenimą. Jisai nuolat ir daug kentėjo. Iš karto, žiūrėkit, dar prieš pergalę, dar tik pasirodžius mūšio lauke, broliai jį apkalba ir žemina. Tik tai laimėjus mūšį prieš, arba kovą prieš Galijotą ir pradėjęs dainuoti dainas, jo paties karalius, kuriam jis tarnauja, jo tautos išrinktasis, sakykim taip, jis pradeda jį persekioti. Dovydas nemenka savo gyvenimo, didelę gyvenimo dalį, bėgo. Jis patyrė išdavystės, mirtis savo vaikų, draugų, bendrų, ištikimųjų, Dievo tarnų, artimų žmonių mirtis. Jis patyrė paniekinimus, maištus. Visos tos kančios, kurias jis patiria, rodos kaip įmanoma tiek daug žmogui patirti. Kai mes skaitome jo psalmes, tekstai, jie tokie įtaigus, jie parašyti prieš 3000 metų. Apmąstyti sąmokslai, apmąstytas žodžių poveikis, poetiškai apmąstytas. Ir tu galvoji, kad tu kalbi su visiškai realiu asmeniu, kuris yra šalia tavęs. Ir kai tu išgyveni kančią, išdavystę, pasimetimą 1000 metų, psalmės tiesiog jos kalba tau, jos kalba mūsų kartą, jos kalbėjo praeitie buvusioms kartoms, lygiai taip pat kaip Dovydui. Dėl to kančios formavo patį Dovydą, jo gyvenimo būdą, Dievo pažinimą, jo teologiją, jo Dievo supratimą. Tai formavo jo asmenybę. Jis slapstėsi dykumose, olose, svetimose šalyse, apsimesdamas pamišėliu ar ten lojaliu tarnu, priešų ir taip toliau. Daugybė intrigų, problemų šeimoje, politinėje arenoje ir taip toliau. Ir visą tai reikėjo jam išgyventi. Brangieji, priminimas, pateptojo gyvenimas nėra lengvas, nes to tikrojo pateptojo, didžiąją raidę pateptojo, Kristaus gyvenimas buvo pilnas kančios. Kai ant Kristaus nužengė šventoji dvasia, krikšto metu, kai Jonas Krikštytojas jį krikštijo, šventoji dvasia jį iš karto nuvedė kur? Į dykumą, kad būtų gundomas. Sunkumai, kančios, išdavystės, skausmai, ar ne tik tai Kristaus pašauktojo, pateptojo, bet ir visų pašauktų, išrinktų, visų pateptųjų, visų jo žmonių gyvenimo palydovas. Mes turime kentėti, broliai sesės. Mes turime būti verti Dievo karalystės. Mes turime būti ištirti, ar esame verti to pašaukimo, į kurį esame pašaukti Kristuje, Jėzuje. Kančia yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Va. Pabaigiu pirmą dalį. Gerai, bandysiu trumpai praeiti kitas dvi. Antras epizodas – nuodėmė. Dažnai mes turim tokį pasakymą, istoriją rašo nugalėtojai. Bet raštas parašytas kiek kitokių principų. Raštas aprašo Dovydą kaip įspūdingą, kaip geriausią visų laikų karalių, bet aprašo ir taip pat jo nuodėmes, jo nuopolius. Dovydas nebuvo tobulas žmogus, jis buvo vienas iš mūsų. Jis buvo Dievo pašauktas nusidėjėlis. Jis puolė. Kaip radikaliai gyveno, kaip jisai šoko radikaliai, kaip jisai kilo per dieną radikaliai iki aukštumų, taip jisai per naktį sugriovė ar per dieną sugriovė ir savo gyvenimą. Bačebos ir Urijo istorija. Vyksta toks momentas, Izraelis jau įsikūrė Jeruzalėje, karalius turi savo rūmus ir kariuomenė iškeliauja. Tai prašyta 2 Samuelio knygoje 11 skyriuje. Ir Dovydas vaikšto po savo rūmus, jo rūmai ant kalvelės ir jis stebi horizontą, stebi žmonės ir žiūri, moteris maudasi. Ir jame užverda geismas. Jis per tarnus pasikviečia ją, permiega su ta moteriu. Galiausiai
Kitą dieną gauna žinutę, ar po kurio laiko gauna žinutę, aš pastoju, aš neši. Jam gimsta planas. Planas, jis galvoja, man reikia pakviesti jos vyrą, nes jinai yra ištekėjusi, pakviesti jos vyrą. Jos vyras yra kitatautis, bet ištikimas vyras. Vienas geriausių Dovydo karžygių, lojalus jam, ištikimas karys. Jis pakviečia iš karo jį, greitai, staiga, jis turi grįžti. Jis grįžta visas purvinas, gyvena palapinėse, gyvena tokiai nuo visų, jisai išvažiavęs į misiją. Ir tada Dovydas pasikviečia jį, meilikauja jam, kalba su juo, vaišina jį, kad jisai būtų įgėręs. Ir sako, grįžk namo pas savo žmoną, pasidžiaug. Pridenkim šitą dalyką, kad visi galvotų, kad vaikas, kurio susilaukė Batšeba, yra Ūrijo vaikas. Bet Ūrija buvo reto lojalumo žmogus. Jis sako, mano broliai kariai negyvena namuose, jie miega palapiniai. Mano vadas yra arti priešo, aš neįsiu namo, aš būsiu su jais. Aš išlaikysiu karo discipliną, aš išlaikysiu brolystę su jais, aš neįsiu. Dovydas šokiruotas, biški pasimetęs, biški supykęs. Kitą dieną pasikviečia ir nugirdo jį tiesiog, kad jis būtų visai girtas. Bet Ūrijas neina pas savo žmoną. Neina. Autopilotas neįsijungia, jam grįžt namo. Ne, tai disciplinuotas žmogus. Dovydas sukuria planą B. Jis Ūrijai įduoda laišką, kad nuneštų karo vadui laišką Joabui. Ūrija nukeliauja į mūšio lauką, į ten kažkokias saugias vietas, kurios stovyklavietė, duoda laišką, karo vadas atsiverčia laišką, parašyta, Ūrija turi žūti. Vesk jį į tą vietą, kur nesaugu, atsitraukit ir tegul jis žūsta. Pats nešė savo mirties nuosprendį nuo karalius, nuo draugo. Joabas nieko nežino, jisai padaro taip, kaip reikia, puola, atsitraukia, tuos vyrus palieka, jie žūsta, žinutė karaliui į Jeruzalę. Čia darėm puolimą, krito keli vyrai, žuvo ir tas. Dovydas perskaito, kaip negerai. Suvadina gedulą, paguodžia Batšebą ir paskui veda ją. Viską užglaisto. Dievui tai nepatiko. Tai yra baisi istorija. Po kurio laiko ateina pranašas Natanas pas Dovydą. Ir pasako palyginimą, pasako istoriją. Buvo du vyrai mieste. Vienas beturtis turėjo avelę, kitas buvo baisiai turtingas. Pas turtingą ateina svečias ir beturtis, ir turtuolis sako, man reikia paskersti avelę. Jis paima beturčio avelę, ją paskerdžia, kad vaišintųsi. Dovydas neišklauso iki galo, sako, šitam reikia galvą nukirsti. Paškūda, tokie nebus pas mus. Klausykit, čia 12 skyrius, 2 Samuelio 12:7. Natanas tarė Dovydui, tu esi tas žmogus. Dievo pranašas Natanas turėjo drąsos konfrontuoti karaliaus nuodėmę. Pasakyti žinią nuo Dievo. Tu darai nuodėmę. Tu esi vertas mirties. Tavo spontaninė reakcija. Jisai nusikalto. Teisinga, bet nusikaltėlis esi tu. Kaip sureagavo Dovydas? Kokia buvo karaliaus, kario reakcija? Kas tu toks? Kas čia karalius? Tu čia man aiškinsi? Aš kaip noriu, taip dar čia mano gyvenimas. Galva. Ir nuridena nuo laiptų. Žiūrėkim. Dovydo atsakymas buvo įspūdingas. Dovydas tarė Natanui, aš nusidėjau viešpačiui. Dovydas atgailauja. Dovydas nusiema karūną nuo galvos. Dovydas sako, taip, aš nužudžiau vyrą, aš suvedžiojau moterį, aš pridengiau tuos dalykus nuo Dievo.
Ir Dovydas atgailauja. Ne taip čiurikas, paslėpkim nuo žmonių ar kažkaip tai. Ne, jis atgailauja. Jo nuodėmės pasiekmes buvo vaikas, kuris gimė iš tų nuodėmingų santykių, mirė. Dovydo ateityje lauks pažeminimas, bet jam buvo atleista. Įspūdinga 51 psalmė parašyta. Aš dabar neskaitysiu. Nuo pirmos 12 eilučių tiesiog tai yra klasika. Jis kalba, kviečia atgailai, apmąstymas, nusidėjusio žmogaus apmąstymas. Dovydas parašė dainą apie tai, parašė giesmę apie tai. Tai buvo įtraukta į šventą giesmyną, tai įtraukta į psalmyną ir kviečia mus apsvarstyti nuodėmę kaip angeliai įjausta. Nuodėmės prigimti jos strategijai ir tai, ką nusidėjęs Dievo žmogus turėtų daryti ir ko melsti, kad jam būtų atleista ir kad jis grįžtų į Dievo pašaukimo kelią. Dovydo gyvenimas ne visą laiką yra pavyzdinis. Kažkurie Dovydo gyvenimo epizodai buvo baisus, buvo blogas pavyzdys. Tačiau jo atgailos mums yra, tai yra pavyzdys, kaip mums reikia reaguoti, kaip reikia atgailauti ir gręžtis į Dievą. Mūsų apkaltina Dievo žodis, mūsų apkaltina žmonės, mūsų apkaltina sąžinė. Mes ištiriam, kad elgiamės neteisingai. Dievo žodis mus labai gražiai per Dovydo istoriją pamoko. Taip, aš nusidėjau Dievui. Mes galim gręžtis į Dievą, galim išpažinti jam nusikaltimus ir prašyti, kad jisai, kaip Dovydas sakė, būtumėm apvalyti izopų, būtumėm nuprausti nuo mūsų nuodėmių. Ne veltui Dovydas vadinamas žmogumi pagal Dievo širdį. Ir galiausiai, paskutinė istorija ir aš apibaigsiu, aš greituoju būdu. Trečia, pažadas. Dovydas gyveno Jeruzalėje, jau gyveno Jeruzalėje ir jis gyveno karališkose rūmuose, kedrų buvo, kedrų buvo puošti jo rūmai ir jis vaikšto ir galvoja, jam kilo mintis, jis pasikvietė tą patį Nataną ir sako, man kilo mintis, žiūrėk, aš gyvenu kedrų muštuose, apkaltuose rūmuose, bet Dievas garbinamas palapiniai, toj palapiniai, kurią pastatė Mozė prieš kelius šimtus metų. Ten ją palopo, atnaujina, bet jinai Jeruzalėje Dievas garbinamas palapiniai, reikia jam pastatyti šventyklą. Natanas sako, daryk kaip galvoji. Natanas išeina, paskui viešpats jį pakoreguoja ir siunčia atgal. Ne, sako, tu nestatysi. Ir 2 Samuelio 7 skyrius sako, tu nestatysi, ne, tu perlei per daug kraujo. Tavo palikuonis statys. Ir tada duoda pažadą jam. Kai pasibaigs tavo dienos 12 eilutė ir tu užmigsi prie savo tėvų, aš pakelsiu tavo palikuonį po tavęs, išėjusi iš tavo strėno ir tvirtinsiu jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš įtvirtinsiu jo karalystės sostą amžiams. Praleidžiu šiek tiek, galima čia būtų, aš būsiu jam tėvas, jis bus man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė bus įtvirtinti tau amžiams. Tavo sostas bus amžinas. Štai tokį pažadą Dievas pasako Dovydui. Apie ką šitie žodžiai? Apie ką, kur link veda šitas pažadas? Pirmiausia, mums mintis kyla apie sekantį karalių, kuris karaliaus po Dovydo. Tai iš tos pačios Batšebos, prisiminkim tą patį vardą, iš tos pačios Batšebos gimęs Saliamonas, nes jis pastatys šventyklą viešpačiui. Bet žinom iš tolimesnės istorijos, kad jo karalystė nebuvo tokia sėkminga. Po Saliamono karalystės kyla į dvi, ilgainiui pavergiama šiaurinė dalis, paskui pietinė dalis, paskui jie ištremiami ir grįžta be karūnos, nebeturėdami karaliaus. Izraelis nebeturėjo karalių, jie pametė dinastiją. Po kiek laiko jie turėjo karalių Erodą, kurio ištikimiai žmonės net nelaikė savo karaliumi, laikė statytinę figūrą. Be abejo, kad pažadas kalba ir apie Saliamoną, bet pažadas kalba ir apie kažką daugiau. Pažadas nuo mūsų nutolęs 3000 metų.
Ir pažadas kalba ne tik tai apie tai, kad štai prieš 3000 metų buvo klestėjimas, ten ekonomika, išmintis ir kiti dalykai, bet kalbėjo ir apie tai, kad ateis Jėzus, gims Jėzus, tas, kuris bus Mesijas, tas, kuris bus tikrasis išsipildymas, tikrasis tavo sūnus. Dievas pakartoja pažadą, kurį buvo davęs Abromui, kad iš tavęs kils. Tai pažadas netgi duotas Adomui, kad gims vyras, kuris įveiks gyvatę. Jėzus įvardinamas kaip Dovido sūnus. Matas savo Evangeliją pradeda Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abromo sūnaus kilmės knyga. Tikrasis pažadas buvo ne tik tai, kad tu susilauksi Saliamono ir jis karaliaus, bet kad iš tavęs, iš tavo kraujo linijos gims Dovido sūnus Jėzus Kristus. Taip ir kreipdavosi žmonės ir minios jo laikais. Ko mes galime pasimokyti iš šitos istorijos? Kelios citatos. Dovido gyvenimas, Sinclairas Fergusonas sako, yra priminimas, kad šventumas nėra neklystamumas, bet nuolatinis sugrįžimas pas Dievą. Čarlzas Sperdžianas yra pasakęs, Dovidas nebuvo tobulas žmogus, bet jis buvo tikras žmogus. Jo nuopuoliai buvo gilus, tačiau jo atgaila buvo dar gilesnė. Tauzeris sako, Dovidas troško Dievo labiau negu sosto, todėl jo psalmės iki šiol maitina bažnyčią. Džonas MacArthuras, Dovidas buvo žmogus pagal Dievo širdį. Ne todėl, kad niekada nenusidėjo, bet todėl, kad nusidėjęs jis visada grįždavo prie Dievo. Alisteris Begas sako, jeigu Dievas galėjo panaudoti Dovydą po jo baisiausių nuodėmių, tuomet nei vienas atgailaujantis nusidėlis neturi prarasti vilties. Galiausiai Timas Kelleris. Dovydas buvo didis karalius, tačiau jam reikėjo dar didesnio karaliaus. Visa jo istorija rodo į Kristų. Klystume, jeigu sakytume, mes paskaitam apie Dovydą, dabar pamokykime vienas kitą. Būk drąsus kaip Dovydas. Būk išmintingas kaip Dovydas. Būk sumanus, lojalus kaip Dovydas. Sėkmės tai daryti. Padarykit. Pakartok Dovydo istoriją. Ar kurią dalį. Nes tų dalių daug yra. Yra gražioji, yra baisioji dalis. Ta gražioji dalis mums nepasiekiama, mes negalim pakartoti. Baisioji dalis siaubinga, mes ją tikrai galim pakartoti. Neišeina bailiui pasakyk, būk drąsus, tai neveikia. Drąsa yra duotybė. Drąsus žmogus tiesiog yra drąsus žmogus, tai duotybė iš Dievo. Ir negali sakyti, būk drąsus, tai bus pakaitalai drąsos, bet nebus tikra drąsa. Dovydas yra nuoroda į Kristų. Jis drąsus, jis karys, jis karaliauja, jis yra kovotojas, jis yra rūpestingas valdovas. Kristus lygiai taip pat buvo karys, karalius, kovotojas, rūpestingas valdovas. Jis toks ir yra iki šių dienų. Jisai susigrūmė ne su fiziniu priešu, ne su dukiam ūgio kariu, bet su pačiais galingiausiais mūsų padermės žmonių priešais, su nuodėme ir su mirtimi. Jėzus pranašesnis už Dovydą. Dėl to Dovydas Dovydo sūnų vadina viešpačiu. Nes Jėzus buvo visaip gundytas. Mes apie tai pakalbėsim dar šią vasarą. Jėzus buvo gundytas visais įmanomais žmogui, įmanomais arba žmogaus patirčiai galimais būdais buvo gundomas. Tai, ko mes nepatyrėm ir greičiausiai nepatirsim. Jėzus buvo gundomas, tačiau nenusidėjo. Jis vienintelis, kuris vertas būti ne tik Izraelio, bet visos Dievo tautos, visos žemės, viso pasaulio karaliumi. Jėzus yra mums visiems viltis. Mums, paprastiems žmonėms, kurie nesam taip apdovanoti,
dovanomis, likimo vingiais, kaip Dovydas. Paprastiems žmonėms, mums bailiams, mums nevykėliams, mums nusidedantiems, mums silpniems, mums sužeistiems, mums klystantiems. Dovydo istorija, rodanti į Kristų, jinai yra paguoda. Kviečiu melstis ir prašyti, kad Viešpats būtų apreikštas mūsų gyvenime. Pakilkime maldai. Kristau, mes meldžiam Tavęs, kad išmokytum mus atgailos, tikros atgailos, kad išmokytum mus priimti pamokymus, tikro atsigrėžimo. Viešpatie, mes tik ragindami vieni kitus, sakydami, būk drąsus, būk protingas, tai turi savo vietą, bet mes negalim perkeisti esmės. Kristau, Tu gali perkeisti mūsų širdis, kad mes Tave mylėtumėm labiau už viską, kad tiesą mylėtumėm labiau už viską, kad būtume gailestingi, kad leistume būti pamokytais, pataisytais, kad būtume su drąsa ir su meile pajėgus taisyti kitus ir patys būti pataisyti. Pripildyk mus vilties. Pripildyk vilties, nes istorija nepasibaigė prieš 3000 metų ar prieš 2. Tu mus pašauki šiandien tarnauti Lietuvoje, tarnauti Panevėžy. Įgalink mus gyventi ir tarnauti pagal Tavo valią, Tavo jėgom, Tavo suteiktom dovanom, Tavo šloviai ir Tavo garbiai. Amen.